Sveiki! Šis pasakojimas yra apie mano kelionę motociklu į Kroatiją, į kurią leidausi 2023 m. rugpjūčio mėnesį. Tai jau mano antra didžioji kelionė motociklu, kuomet vakarų Europoje vienas nuvažiuoju daugiau kaip 5000 km. Kviečiu žiūrėti. Kaip ir 2022 metais į kelionę leidosi savo pilnai pakrautą Honda XADV 750. Šiemet šiek tiek patobulinta naujais apsauginiais lankais bei papildomais minkštais krepšiais priekyje, kuriuose telpa papildomi 16 litrų krovinio. Todėl galėjau pasiimti atsarginius batus ir dar keletą malonių smulkmenų. Kelionės planas buvo aplankyti Kroatiją bei pervažiuoti Stelvio Pass Italijoje, tai yra aukščiausia Alpių pervaža ir savotiška motociklininkų meka. Iš Vilniaus išvažiavau rugpjūčio 2 dieną ir patraukiau link Bialystoko. Jau ties Varėną pradėjo lyti ir pylė lietus iki pat Lenkijos. Važiavau vengdamas autostradų regioniniais keliukais. Taip važiuoti visiškai nenuobodu, nedaug mašinų, tačiau daugiau kaip 350 km per dieną nuvažiuoti tokiu tempu nelabai išeina. Taigi, pirmąją dieną visą šlapės pravažiavau Bialystoką ir apsistojau nedideliame priemiesčio viešbutuke. Antroji diena prasidėjo tikrai karštai ir aš visai smagiai myniau toliau per Lenkijos kaimus ir miestelius, sustodamas tik tai kur kavos, benzino ir pavalgyti. Vienoje stotelėje sutikau lietuvaitį su BMW motociklu, kuris važiavo savaitėlį į Rumuniją palakstyti. Tačiau vakare oras vėl subjuro, bet aš jau buvau pasiekęs Žešovą. Žešovas šiuo metu yra pagrindinis transporto mazgas, kuriame perkraunama vakarų karinė pagalba Ukrainai. Todėl Žešovo oro uostas atrodo tarsi karinis fortas, kuris saugo Patriot gynybos sistemos ir pilna kitokios karinės technikos. O aš priemiestyje gavau puikų viešbutį su pirtim ir baseinais ir puikią vakarienę, ko man tikrai reikėjo jau po 2 dienų lietingo kelio. Trečios dienos ryte pasivaikščiau dar po Žešovo senamiestį ir tiesiog kelionę tolyn į pietus. Kirtus Lenkijos Slovakijos sieną prasidėjo kalnai ir vėl lietus. Tada aš supratau, kad mano vasarinės pirštinės ir pirštinių apsaugos yra klaikiai nepatogus apsimauti. Todėl nusprendžiau užsukti į Košicę, paieškoti motociklų parduotuvės, kur galėčiau rasti specialias lietaus pirštinės. Taigi, Košice mieste Slovakijoje visų pirma nuvažiavau į Dekatloną, kur nusipirkau rankšluostį, nes savai buvau palikęs namie. Tada visai šalia pamačiau motociklų parduotuvę. Man nuostabai, ten buvo ne tik motociklai, bet ir visa motociklų įranga ir apranga. Pardavėja man maloniai padėjo išsirinkti neperšlampamas pirštinės ir klausė, kur važiuoju. Atsakiau, kad į Dubrovniką per Serbiją. O jie manęs klausė, kodėl per Serbiją, ar buvai Bosnijoje. Sakiau, ne, nebuvau. Tai sako, nėra ko ten per Serbiją važiuoti. Va, imk laipelį, užsirašyk šitos pavadinimus, užsidėk navigaciją ir važiuok šito keliu. Bus gražiausias kelias šitam regione. Na, aš įpratęs patyrusių patyrimų klausyti, todėl navigacijos taškus užsirašiau, padėkojau už pirštinės ir nuvažiavau į Košicės senamiestį papietauti. Tos pačios dienos pavakarę nuvažiavau į Vengriją, kur atvažiavau į Miškolco miestą, kur jau manęs laukia nedidelis šeimininis viešbutėlis su pirtim Rusija. Miškolcas tai toks didesnis Vengrijos provincijos miestas
bet jame neradau nieko ypatingo pažiūrėti, todėl po vakarinės nuėjau į pirtį ir savo ramiai griuvau miegoti. Iš Miškolco startavau anksti, 8:30 ryto ir patraukiau į pietus Vengrijos kaimų keliais. Oras galų gale pasitaisė, švietė saulė, šilta, keliai tiesus, mašinų beveik nėra. Ta Vengrijos dalis labai agrarinė, daugiausiai laukai arba fermos. Vieną atkarpą važiuojant atkreipiu dėmesį, kad palei kelią auga labai daug vynuogių ir tokie tvarkingi visi vynuogynai. Specialiai sustojau prie vieno vynuogių paragauti. Jos jau buvo beveik prisirpusios, labai saldžios ir skanios. Tada pasitikrinau žemėlapį ir žiūriu, kad aš esu Boska regione. Greičiausiai tai ta pati Boska, kur iš tų vynuogių greičiausiai gamina šampaną. Popiet privažiavau Dunojų, kur navigacija rodė esant tiltui, tačiau vietoj tilto pasirodo yra keltas. Taigi persikeliu per tą Dunojų tuo keltu, toks panašiai kaip į Nidą kelią, gal didesnis dar. Ir jau buvau netoli Kroatijos sienos. Galiu pasakyti, kad Vengrija tai atrodo bene skurdžiausiai, lyginant su Lenkija ir Slovakija. Tai ypač matosi iš kaimo gyventojų namų, miestelių infrastruktūros bei kelių būklės. Mes lietuviai vengrus lenkiam tikrai mažiausiai kokį 10 metų. Tądien planavau pravažiuoti tik iki Kroatijos Osijeko miestelio, tačiau tušti keliai ir geras oras lėmė tai, kad Osijeką pasiekiau gal 4 valandą popiet. Dar buvo pilnas jėgų, todėl nusprendžiau lėkti dar tolyn ir pasiekti Tuzlą Bosnijoje. Tai buvo tos dienos kelionės rekordas – 555 km per vieną dieną. Įvažiavus į Bosniją vaizdelis pasikeitė iš esmės. Visiškai kitokia architektūra, visiškai kiti degalinių ir parduotuvių prekių ženklai, visur toks lengvas chaosėlis ir bardakėlis. Pernakvojus ankstyvoje postsovietizmo stiliaus viešbutyje Tuzloje, dienos maršrutą susiplanavau jau pagal pirštinių pardavėjas iš Slovakijos rekomendacijas. Jau buvo rugpjūčio 9 diena, kaip tik mano gimtadienis. Oras puikus, keliai neblogi, bet kadangi ne Europos Sąjunga, tai interneto roamingas jau brangus. Todėl degalinėje nusipirkau vietinę mobilaus ryšio kortelę, įsidėjau atsarginį telefoną ir štai aš jau vėl turiu normalų internetą. Kelias buvo tiesiog nuostabus. Miškai, vingiai, kalnai. Kažkur pakeliui pamačiau nuorodą į kažkokias priešistorinės olas. Taigi padariau trumpą ekskursiją į Biembarske Pačiną. Tai tokia vieta, kur gražiame slėnyje tarp miškų yra keletas gražių gilių olų, kuriuose iki šiol išlikę pirmykščių žmonių piešiniai ir ten kitokie buities ženklai. Kelionė motociklu vienam tuo ir žavi, kad galiu bet kada ir su nieko nesitardamas planuoti maršrutą ir lygiai taip pat jį kada norėjęs pakeisti. Vėlyvus pietus valgiau jau Sarajeve. Apie tą miestą nieko nežinojau, išskyrus tai, kad jis buvo ilgą laiką apsuptyje to Balkanų karo metu. Iki šiol mieste pilna pastatų liudijančių tos baisius laikus. Kai kurie pastatai vis dar apgriuvę, labai daug kur matosi šaudymo žymės. Iš ties liūdna, kad dėl politinių ambicijų žmonės turi nekaltai žūti, naikinamas žmonių sukurtas turtas. Bet patys Bosnija yra labai malonus ir šilti žmonės. O ir pati Bosnija labai graži. Ir kalnai, ir gražus miškai, ir malonus oras. Kelias nuo Sarajevo iki Mostar miestelio vis labiau stebino po kiekvieno posūkio. Kalnai aukštėjo, slėniai gilėjo, posūkiai darėsi vis staresni. Į pavakarę pajutau, kad oras tapo gerokai šiltesnis. Pasižiūrėjau žemėlapyje, ogi aš jau visai netoli jūros. Nakčiai sustojau Mostaro miestelėje, kuris garsus savo senamiesčiu ir jo pažiba akmeninis tiltas. Viešbučių tarnautojai rekomendavo į tą tiltą žiūrėti anksti rytą, nes dabar neva pilna turistų. Paklausiau, nes jau įpratau klausyti vietinių žmonių patarimų. Gerai išsimiegojęs atsikėliau ir dar prieš pusryčius nulėkiau pažiūrėti tiltą. Buvo dar tik 7:30, turistų dar ne vieno, tačiau ant tilto jau fotografavosi vestuvių pora, nuotekas su visa suknelė ir makiažu ir atitinkamai pasidabinęs jaunikis. Net 3 fotografijos visaip stengiasi tą jaunavedžiųjų meilę įamžinti. O man tą dieną įvyko pirmasis techninis nesklandumas. Nebeveikia motociklo distancinis raktelis ir motociklas niekaip neužsivedė. Pirma galvojau, kad nusilpo pultelio baterija, todėl pasivaikščiau gerą kilometrą greitkelio pakraščiu iki autodalių parduotuvės, kur gavau reikalingą bateriją. Bet net ir ją pakeitus motociklas toliau atsisakė veikti. Kažkaip iš 20 bandymus atsigavo. Užsikūrė, bet vis tiek rodo, kad raktelio nėra. Matyt, prie viešbučio buvo koks nors stiprus elektromagnetinis trukdis, nes nuvažiavus nuo viešbučio kokį 100 metrų problemos baigėsi, kaip nebūta.
Na, o dar po valandos man prieš akis jau atsivėrė visas Adrijos jūros grožis. Iki šiol visada nakvodavo viešbučiuose, kadangi pavykdavo gauti viešbutį su pusryčiais už maždaug 50-60 eurų. Tačiau Dubrovnike kainos jau visai kitokios. Pigiausia, ką pavyko rasti, tai 150 už naktį. Todėl akivaizdus pasirinkimas kempingas. Kadangi su savimi vežuosi viską, ko reikia nakvynė kempinge, man tai jokia problema. Susiradau nedidelį ir labai jaukų kempingą prie pat jūros, vos 16 km nuo Dubrovniko. Kempingas turi pliažą ir akmeninį molą, kuriame puikiai išsimaudžiau, pašokinėjau nuo molo, ir pasigailėjau, kad neturiu nardymo akinių. Įsirengiau kempingę stovyklavietę, pasistačiau palapinę, pavalgiau, taip pat nusipirkau maisto pusryčiams. Kempingo gyventojai visai atskira fauna. Iš visų Europos kraštų susirinkę blūdinėtojai. Vienas senas vokietis iš gretimos palapinės papasakojo, kad su motociklu yra išmaišęs visą Jugoslaviją. Todėl man davė gerų patarimų, ką dar aplankyti Kroatijoje. Štai Plitvicų ežerų arba Žiljavos karinės bazės mano pirminėse planuose išvis nebuvo. Taigi, kempinguose praleidau visas ateinančias 5 naktis. Tai man buvo nauja, bet labai maloni ir naudinga patirtis. Kempingai visoje Kroatijoje puikus. Štai tiek Splito, tiek Plitvicų ežerų kempinguose buvo dar ir geri restoranai, šilti baseinai, geras internetas. Supratau, kad man toks kelionės formatas visai tinka. Visą kitą dieną praleidau Dubrovnike. Išlandžiojau visą Dubrovniko senamiestį, apėjau aplink miesto sieną, aplankiau visas vietas, kuriame buvo filmuojami sostų karai. Žmonių žinoma kaip kokio Šilovoje per atlaidus, bet bent kartą gyvenime tą vietą pamatyti išties verta. Dubrovniko senamiestis puikiai išlaikytas, dalinai atrestauruotas, jame labai gražiai atsiskleidžia keli viduramžių istorijos sluoksniai. Kitą rytą susipakavau daiktus, palikau Dubrovniką ir patraukiau link Splito. Tai antras pagal dydį Kroatijos miestas ir didžiausias Kroatijos miestas prie jūros. Jis ypatingas tuo, kad jame gausu Romos imperijos artefaktų. Štai Splito centre prie pat jūros iki šiol išlikusi imperatoriaus Diokleciano vasaros rezidencija. Romos imperatorius Dioklecianas buvo kilęs iš tų kraštų, todėl kitoje Adrijos jūros pusėje, dabartinėje Kroatijoje, pasistatė savo ištaigingus rūmus. Tiesa, per beveik 2000 metų juos organiškai integravo vietiniai gyventojai, bet po Antro pasaulinio karo buvo atkasti dar ir antikiniai rūsiai. Taip pat iki šiol yra išlikusios dauguma miestų sienų, visi 4 ansamblio vartai
ir kai kurie vidiniai pastatai. Ten, žinoma, verda turistinis gyvenimas, bet vis dar jaučiasi imperijos didybė. Taip pat visai šalies plito yra romėnų Solonos miesto griuvėsiai, kurie taip pat visai neblogai išsilaikė, yra išlikęs bazilikos, miesto pirties bei kitų pastatų liekanos. Taip pat Solonos miesto amfiteatras yra vertas aplankyti, 3/4 amfiteatro žiedų iki šiol stovi. Gerą pusdienį praleidau bastydamasis po šios imperatorius ir legionierius menančius akmenis. Kita stotelė Kroatijoje – Plitvicų ežerai. Sakyčiau, vien dėl jų verta važiuoti aplankyti Kroatiją. Tai kalnų ežerų grandinė, kurioje 14 ežerų sujungti nuostabiais kriokliais. Aplink visus ežerus yra įrengti pėsčiųjų takai, didžiulių ežerų turistus plukdo elektriniai laiveliai. Visa tai yra nacionalinis parkas su, žinoma, daug turistų. Tačiau viskas organizuota puikiai ir žmonių srautas pakankamai gerai valdomas. Ir tikrai sudarytos visos galimybės pasigėrėti nuostabių gamtos kūrinių, kuriame pilna vandens, augalų, žuvų ir kitos gyvasties. Atvykus lankyti Plitvicų ežerų, reikia būti pasiruošusiam gerokai pasivaikščioti, kadangi nueiti pėsčiom gali tekti 10 kilometrų. Visą dieną gėrėjausi tą nuostabią gamtą ir mintise dėkojau senam vokiečiui Dubrovniko kempingą už patarimą čia apsilankyti. Sekančią dieną nuo pat ryto lėkiau į Želijavos oro uostą. Dar Jugoslavų laikais pastatytas didžiulis karinių oro pajėgų kompleksas, kurio angarai iškalti kalne. Jis buvo suprojektuotas atlaikyti tiesioginį branduolinės bombos smūgį. Ten Jugoslavijos diktatorius laikė karinius lėktuvus ir oro pajėgų vadavietę. Tačiau po Kroatijos atsiskyrimo iš Jugoslavijos subyrėjimo ta bazė liko apleista, o didžioji dalis kalnų angarų susprogdinta iš vidaus. Tačiau dabar pakilimo takai yra sutvarkyti, vienas angaras yra prieinamas lankytojams ir ten renkasi įvairūs benzingalviai išmėginti savo variklius. Tai yra žinoma, pasinaudojau progą nusisekti motociklo krovinius ir išbandyti, kiek musė traukia. Gaila, kad ten yra pasienio teritorija ir negalėjau nufilmuoti visos tos bazės iš oro, bet įspūdžiai lekiant 170 per įkaitusį asfaltą liko neišdildomi iki pat šiol. Na, į valias išsilakstęs grįžau į Kroatijos vietinius kelius, kuriais jau ramiai patraukiau link Pulos miestelio šiaurės vakarinėme Kroatijos kampe. Jau buvau beveik atpratęs nuo to subtropinio karščio, kurį vėl pajutau nusileidęs nuo žalių kalnų į pajūrį. Pula yra nedidukas 50 000 gyventojų turintis miestas, tačiau jo istorija siekia gal 2000 metų. Dar antrajame amžiuje prieš Kristų Pulą užėmė romėnai ir jau Julijaus Cezario laikais Puloje gyveno apie 30 000 gyventojų. Miesto centre prie pat marinos stovi gražuolis Pulos amfiteatras, kuris gražiai išsilaikęs iki šių dienų ir yra vienas iš nedaugelio išlikusio pilno žiedo amfiteatrų pasaulyje. Kitą rytą dar kartą nuvažiavau apžiūrėti amfiteatro, gavau užeiti vidų, pasijutau kaip tikras romėnas tame didingame tiksliai pastatytame statinyje. Kai pagalvoji, romėnai neturėdami elektros statė tokias arenas į kairę į dešinę
O mes Vilniuje su visom technologijom stadiono per 35 metus pastatyti negalim. Pula buvo mano paskutinė stotelė Kroatijoje, iš kur aš pasukau į šiaurės vakarus. Trumpam įvažiavau į Slovenijos teritoriją, iš kur per kažkokius sodus nejučiomis atsidūriau Italijai, Trieste miesto prieigose. Na, Italija jau visai kitas reikalas. Plius 36, saulės spigina, net spengia viskas aplinkui. Važiuoti esant tokiai temperatūrai taip karšta, kad jau vienintelė mano apsauga buvo kremas nuo saulės. Teko nusiimti kelnes ir striukę, važiuoti ramiai ir atsargiai. Ir į Trieste miesto centrą užsukau tik trumpam pasižvalgyti. O ten prieplaukoje stovi vienas iš didžiausių pasaulyje kruizinių lainerių, MSC Splendida. Na, paplaukyti tokiu laineriu dar mano viena svajonė, kurią būtinai kažkada įgyvendinsiu. Rugpjūčio 17 pradėjau Trento mieste, Dolomitų kalnų papėdėje, iš kur pradėjau savo kelionę link Stelvio Pass. Visų pirma, besigrožėdamas Italijos kalnais ir keliais, nustačiau navigaciją į Bormio miestelį, kuris yra vienas iš startinių vietų link Stelvio. Tačiau pats to nežinodamas patekau į kitą pervažą Gavia Pass. Tai taip pat įspūdingas kalnų kelias, kuris vietomis taip susiaurėja, kad du motociklai jame sunkiai prasilenkia. Už kiekvieno posūkio laukia didesnis siurprizas. Vienas geresnis vaizdas keitė kitą. Papietavęs Bormio miestelėje patraukiau link Stelvio. Kaip ir tikėjausi, vieni vaizdai geresni už kitą. Kalnai keitė spalvas, medžius keitė laukai, keliu pirmyn atgal zujo daugiausiai motociklininkai, dviratininkai bei keli maniakai su mažom sportinėm mašinom. Per gerą pusvalandį pasikėliau iki pat Stelvio Pass viršaus, kur šiek tiek pailsėjęs ir pasigrožėjęs vaizdais, leidosi jau šiaurinių kalnų šlaitu Austrijos link. Taip staiga pakilti į beveik 3 km aukštį netruko atsiliepti savijautai. Bevaikščiodamas po Stelvio aikštelę aiškiai jutau, kad trūksta deguonies. Lengvai svaigo galva, jaučiau, kad prastesnė koordinacija. Taip pat važiuoti serpentinų žemyn irgi savotiškas iššūkis, kadangi motociklo valdymas yra visai kitoks nei kylant vingiuotų kelių į viršų. Vietomis teko gerokai pagalvoti, kaip čia teisingai išsisukti iš situacijos, nes padaryti 180 laipsnių posūkį į dešinę, esant stiprai nuokalniai, vietomis buvo tikrai baisoka. Nusileidus į Austriją mane vėl pasitiko Alpių lietus. Tik šį kartą jau nebuvo lengvas lietutis kaip kelionės pradžioje Lenkijoje. Jau leidžiantis nuo kalnų mačiau, kad manęs laukia sunkus ir pilki debesis. Todėl iš anksto apsirengiau lietaus rūbus, užsidėjau neperšlampamus antbačius, apsimoviau Slovakijoje pirktas goreteksinės pirštinės ir taip apsimuturiavęs nėriau link Bavarijos. Viešbutį Bavarijoje buvau užsirezervavęs visai netoli garsiosios Neuschwansteino pilies, dar kitaip žinomas kaip Cinderelos rūmai. Čia ta, nuo kurios Waltas Disnėjus ėmėsi įkvėpimo savo kūryboje. Na, o viešbutis mano buvo senam vokiškam dvare, kurio istorija, kaip vėliau sužinojau, siekia 1500 metų. Vestibiulėje mane pasitiko ne recepcijos darbuotoja, o marga papūga, kuri mielai leidosi paimama ant rankų. Ta vakarą buvau visas sudrėkęs, bet lietaus rūbai gerokai gelbėjo. Buvau ne jokiais išvargęs, todėl po greitos vakarienės vietiniam restoranėliai greitai griuvau pailsėti. Kitą rytą grįžau trumpam aplankyti garsiosios Cinderelos pilies, iš kur patraukiau link Bambergo, Vokietijos centre, kur buvau sutaręs susitikti su savo puikiu draugu Martynu. Pas jį lankiausi ir pernai kelionės namo iš Prancūzijos metu. Pernakvojęs Bamberge šoviau tolyn į Vokietijos šiaurę, link Kylio. Per vieną dieną iki ten nuvykti mačiau, kad nepavyks, todėl stojau nakvoti Gifhorno miestelėje netoli Wolfsburgo. Tai visiškas vokiškas kaimas su viešais pričindalais. Miesto aikštelėje šventė, visi vaikšto, geria alų, valgo bulką su dešra, nu ir dainuoja dainas. Nu, aš paguglinės apylinkės radau miestelio pakraštyje klasikinių sportinių motociklų muziejų, į kurį atvažiavau jau kitą rytą. Maloniai nustebino, kad kažkokiam senovinių slaviško stiliaus pastate eksponuojama unikali tikrų sportinių klasikinių motociklų kolekcija. Gerą valandą ten pasivaikščiau, viską apžiūrėjau, tai supratau, kiek žmonės įdeda meilę, širdies ir darbo, kad galėtų lėkti keliais 2 ratais ir mėgautis tom. Nuo Gifhorno iki Kylio man buvo viso labo 250 km, todėl neskubėdamas mėgavausi Vokietijos miestelis ir besikeičiančiais peizažais.
Kas važinėsite tam regione, rekomenduoju užsukti į Liundeburgą, vienas iš senųjų Hanzos miestų, kurio unikalus raudonas senamiestis puikiai išsilaikęs iki šiol. Čia galima papietauti centrinėje aikštėje ar tiesiog pasivaikščioti, atsigerti kavos, pajusti tikrą Hanzos dvasią. Architektūra čia kažkiek panaši į Klaipėdos senamiestį. Rugpjūčio 20-osios vakarą sėkmingai važiavau į DFDS keltą Kylyje, kuris per nepilną parą parplukdė mane iki Klaipėdos, taip sutaupydamas 2 arba netgi 3 paras kelio per Lenkiją. Kitą dieną, 18:30 Lietuvos laikų, jau išvažiavau iš kelto, užsipyliau kuro ir tiesiu taikymu autostradą šoviau link Vilniaus. Laive buvau gerokai pailsėjęs, todėl be sustojimo pralėkiau visus 300 km, stodamas tik Kaune prisipildyti kuro. 9:30 vakaro jau buvau namie. Visas pavargęs, bet labai laimingas. Viso kelionėje užtrukau 17 dienų, nuvažiavau asfaltu 5111 km, sudeginau 200 litrų kuro, 5 naktis nakvojau kempinguose palapinėje, aplankiau 9 valstybės – Lenkiją, Slovakiją, Vengriją, Bosniją, Kroatiją, Slovėniją, Italiją, Austriją ir Vokietiją. Šį filmuką montuoju jau 24 metų vasarą, ruošdamasis naujai didžiajai vasaros kelioniai. Jau turiu žymiai daugiau patirties, žinau, ką vežtis, ko nesivežti, ko veikia, kas neveikia, kaip pakuotis ir kaip planuoti. Duosiu keletą patarimų pradedantiems keliautojams. Neimkit per daug daiktų, imkit tik tiek, kiek telpa į motociklą, jums tikrai užteks. Investuokite į saugumą, o ne į komfortą. Planuodami dienos maršrutą apsispręskite, ar norite toli nuvažiuoti ar daug pamatyti. Ir vieną ir kitą nepavyks padaryti gerai. Geriau 2 dienas ar 3 dienas važiuoti, o tada dieną ar 2 poilsiauti ir turistauti vienoje vietoje. Šitaip nepervargsite ir pasijusite tikrai kaip atostogose. Mano dienos norma yra 360-400 km, maršrutą planuojant vengti autostradų. Viešbučius paprastai užsakau pietų metu. Tuomet žinau, kiek dar turiu sveikatos važiuoti, o ir gaunu gerus paskutinės minutės pasiūlymus. O svarbiausia suprasti, kad svarbu pati kelionė, o ne galutinis tikslas. Mėgaukitės kiekvieną dieną, o neskubėkite iki kažkokio tai galutinio taško. Aš jau suplanavęs 24 metų maršrutą. Ačiū labai visiems žiūrėjusiems ir kviečiu sekti mano šių metų kelionę. Iki.